Yra teorija, tiksliau, reikia loro. Aš, būdamas momente, kai pirmais prie žmogus paprašė pagalbos. Pirmais prie vieną gyvenimą, aš visą gyvenimą norėjau psichologų. 5 gyvenimo metų vis norėjau psichologų. Ir vienas iš tų momentų buvo, kai aš šnekėjau su mergina ir man pasakojo savo buvusį. Bet to pokalbio metu sugalvojau labai įdomų dalyką, kurį aš pavadinau arbatos ir cukraus dėjimo teorija. Tuo momentu aš tai vadinau kaip jos buvęs tapo reperiu, gavo šaibų ir kuo dėjo pinigų kiekis, tuo jis labiau pradėjo savim žmogus, jis reperis. Ir tie pinigai buvo kaip cukrus arbatoj ir kaip mes žinom, kad kai žmogus stebi, tai cukrų į arbatą ir ta arbata tiesiog vis labiau, žinai, salsta. Bet ateina riba, kada pačios arbatos nebelieka. Nebelieka toje situacijoje, motyvai, nebelieka žmogaus. Lieka tik tais kažkas, nes toje situacijoje, kaip žinom, visi po pinigai. Kuo labiau, tai kuo didėja pinigų kiekis, kažkokiu momentu žmogus su pinigais susigyvena, jis kaip žmogus keičiasi, žinom. Bet ta riba cukraus arbatos puodelį praranda arbatą save. Lieka tik cukrus. Praranda žmogus save, lieka tik pinigai čia pavyzdį. Tai į ko aš vedu iki to, kad mes kaip žmonės turim savo dalykus. Mes turim save, mes turim savo hobius, mes turim savo nišinius užsiėmimus, kuriais mes užsiiminėjam, kad taptum savim. Bet, kaip ir žinai, su arbata ir su cukrum, mes pasiekėm ribą. Ir ta riba yra mes, mūsų užsiėmimai. Kaip ir arbata pasiekė ribą su savo cukrum. Mes turim nepamest tikrojo savęs, mes turim nepamest tai, kas iš tikrųjų esame mes. Nes kitu atveju mes tapsim tuo, kuo mes apsiėmėm. Gali būti žmonių, kurie tai gali būti gerą dalyką. Tai yra over obsessionas, taip. Ar tai yra neigiama, kažkas gal su to gyventų. Imkim pavyzdį. Regina, čia tiesiog turėtis kažkokį galą. Regina, jai patinka baletas kažkas. Jis norėjo būt balerina. Jinai tapo atėjo, jinai atėjo, užsirašė į baletą. Jinai šoka, jinai pamokas, jai tai patinka. Viskas yra su to gerai. Bet gali ateit riba, kad laikui bėgant, tai to labiau to užsiminėja. Jos aplinkoje atsiranda irgi merginos, kurios irgi nori būti baleto šokėjom. Tad baleto šokėja yra labai daug dalykų iš tikrųjų. Profesionalia baleto šokėja. Ne tiesiog savo norištai. Ir laiku bėgant tai gali pradėti gūdintis, bet gūdintis labai stipriai. Tenais, tai kokį nors vaidmenį ir kažkas tokio. Ir tada laiku bėgant, tas visas norėjimas būti tiesiog baleto šokėja, nes tai buvo gražu, gali tapti į dalyką, kuris žmogų skaudina, kuris tiesiog priverčia žmogų prarasti save, kuriame dingsta ta mergina, kuri norėjo tapti baleto šokėja, ir lieka ta mergina, kuri pradėjo stebėtis kitus ir keisti savo vidų. Tai buvo pametimas savęs. Labai svarbi dalis mūsų žmonių esame mes. Tikrasis mes. Iš tikrųjų, kas aš esu, labai negaliu pasakyti. Tai
paklausus, kad 8-7 procentų mūsų taip atsakyti. Kas tu esi? Aš tau sunkiai paaiškinti. Bet tai nėra blogai. Momentas, kada mes išsiaiškiname iš tikrųjų, kas mes esam, yra labai dažnai vėlyvas gyvenimo momentas. Kem metų, tram 5, tram kem metų, sakykime, aš vidurkį norėčiau. Kodėl taip vyksta? Nes mes kaip žmonės taip vystomės. Man kažkada patiko gal, žinai, Jack McQueeną savo vaikystę. Ar aš dabar eičiau kiekvieną dieną? Tikriausiai ne. Aš pasikeičiu. Kaip aš dabar rengiuosi, ar aš tai būčiau rengęsis prieš 10 metų, kai man buvo kiek? 10 metų? Nu, nelabai. Nelabai, aš sako, tilpčiau. Bet tiesiog vystantis laikui, vykstant gyvenimui, mes kaip žmonės keičiamės. Tas keitimo momentas yra tai, kas esame mes. Tas keitimo momentas ir leidžia mums nepamest savęs. Nes keitimasis yra tai, kas mus paverčia žmonėm. Keitimasis yra momentai, kurie mus priverčia būti savimi. Kuos mes kaip kėlės, kaip pavyzdį, kėlė reikia laiko, kad tai pradėtų žiūrėti. Čia yra tikrasis mes. Supratimas, kas mes esame. Ir nepametimas, kai yra išsiaiškinama, yra labai lengvas, nes tu gali tiesiog pradėti žiūrėti kitus. Tam sekas tas, aha, man patinka tai. Patik dalykų nėra blogai, aš ne tą bandau pasakyti. Aš manau tiesiog pasakyti, kad yra labai svarbu nepaleisti, neįsileisti savo gyvenimo to cukraus, kuris po to nepervežtų jau ar obsession. Ar tai yra labai stiprus kraštutinumas? Taip. Bet ar taip gali būti? Gali. Bet kas gali vykti? Bet tiesiog noriu kaip dėmesį, kad jūs suprastume tai. Kas gali būti? Kaip tai gali būti? Ir kaip paprastai tai gali tiesiog atsirasti. Gali būti tiesiog net nepastebėsi. O tas yra blogiausia, kad gali tiesiog daryti dalykus ir laikui vystantis, tiesiog nesuprasi, kad tai. Ir kai jau tai suprasi, tai bus galime per vėl. Make sense? Tiesiog visas tas momentas stebint save, stebint kaip mes judam, stebėt kaip aš judu kaip žmogus, kas man patinka, kas man nepatinka, vystantis iš vidaus, keičiantis, ten praėjus pro paauglystę, vaikystę, ten midlife crisis, skyrybos, lošimai, ten mašinos nusipirkimas, ar ten žaidimai, visi tie dalykai tai yra faziniai, pro kuriuos mes turim praeiti, kad mes kaip žmonės išsivystytume. Nes kaip čia vyksta, čia yra realiai, tiesiog paprasčiau pasakius, tam tikra evoliucija. Tu laikui bėgant pakeiti save, kas įvyko su protėviais, kad tapti iki savęs. Tai gerkis tas, kas tu iš tikrųjų esi. Gerk tą informaciją, gerk tas, kas tau iš tikrųjų yra va čia, o ne išorėje. Tas pasakymas, kad tu esi vidurkis tų 5 žmonių, kurie tave supa, iš esmės yra tiesa. Jei koks aš dabar esu, taip kaip aš rengiuosi, taip kaip aš šneku, mano prioritetai, daug dalykų tikrai yra iš to, iš su kokiais žmonėm aš noriu būti, su kokiais žmonėm aš esu. Ir man tai yra blogai? Ne, bet pažvelgus, žinai, retrospektyviai, gal kažkam tai nepatiktų, bet visgi yra tai darom tai iš savęs, ne? Gyvenam šį gyvenimą mes, ne kiti, tai kodėl šioje situacijoje turėtų man rūpėti, ką galvoja kiti, neturėtų. Kodėl aš turėčiau keistis to kitų, neturėčiau. Ir nepameskit savęs. Nepameskit to, kas iš tikrųjų esate, nes tokiu atveju gyvenimas tampa nebesaldus. Ir tas dalykas, kuris perėmė gyvenimą, jis tampa labai nebesaldus. Nes dingstat jūs ir atsiranda kažkas, ir tas kažkas tada gali tiesiog perimti dalykus, kurie jums nėra tokie smagus ir saldus, nes visgi, kaip ir kartoju, nesat
leiskit tam cukrui perimti jūsų. Nes šis cukrus nėra toks saldus, kaip jūs norėtumėte, kad jis būtų. Jis nėra tikrasis. Pats saldu yra tada, kai žinai, kad pasiekęs esi, kas tu esi. Tai yra saldu.